Gali rėkti, bet gyvenimas dėl to nepasikeis. O kiekvienam iššūkį gali rasti naujų galimybių. Vakar Facebook'e manęs klausė, kas yra tas galių kompasas. Ir ką tai jiems žinai? Na, kad galių kompasas yra įrankis, kurio pagalba aš galiu išsiaiškinti, kurios kompetencijos mano yra stipriausios. Intensyvaus žaidimo metu kiti dalyviai stebi, kokios tavo kompetencijos yra stipriausios. Pagal tai padaro įpjovą tavo galių kompasą. Įsivaizduok, kad plauki baidarėmis trasa, kokia dar gyvenime nesiplaukęs. Ir įgyji kompetencijas įtikinimo, bendradarbiavimo, strateginio mąstymo ir idėjų generavimo. Jeigu nori atrasti savo potencialą žaidimo metu, turėsi įvykdyti 10 misijų. Ir paskui grįžęs į savo realybę galėsi keistis, jeigu dabartinė situacija tavęs netenkina. Jau 4 metus organizuoju kupiną iššūkių pasiplaukimo baidarėmis. Todėl užduotis, trasa ir rezultatas yra patikrinti. Čia yra Vidas, šio žaidimo kūrėjas, ir jisai pažada, kad kai baigsi kelionę, jausiesi laimingas. Kartu plauks Ugnė, psichologė, kaučerė. Jinai užtikrins, kad kiekvienas iš jūsų gautumėt grįžtamąjį ryšį. Ir kad grįžtamasis ryšys būtų naudingas tiek žaidimo metu, tiek po jo. Galių kompasas tai pirmieji sužaidybinti asmeninio tobulėjimo mokymai Lietuvoje. Prisijunk prie žaidimo dar šią vasarą.